Nu, sveiki, gyvi. Tai kur šiandien sugalvojom važiuot? Tai važiuosim į 2 muziejus, kurie randasi Kaune. Tai pirmas yra Tado Ivanausko, o kitas yra Karo kažkoks tai muziejus. Iš tų 2 abiejose esu buvęs. Tai aišku seniai viską parodysiu, viską nufilmuosiu. Tai dabar jūs tik likite šiame video, o mes varom į Kauną. Dabar einam į Tado Ivanausko muziejaus. Varom! Koledžų vadė. O čia dar stir. Oho, ragų rojus. Šerniukai. Nu blemba, briedas tai nemažas. O žiūri, nežiūrėk mane bildą. Va čia. Taip pat tokie kaip skeletai padaryti ragai. Ragai turbūt tikri skeletai, ne. Nu, šitas gal ir tikras. Taurus elnias. Geras. Dar vienas elnias. Va yra mažiukas. Va yra didelis. Kailis, o čia mušiukas. Nevalgyk. Čia tada turim lapiuką. Vilką ir stumbrą. Tempės. Va, čia lėlys. Nu, lėlys. Kaip pirmas lėlys. Tada čia turim strazdas giesmininkas. Ir čia šmokas. Čia salankai. O, pakilnus reis. Žiūrėkit, kas ten toks. Triušiukas. Žinot, kokie pavadinimai? Gaidukas. O čia koralai sudžiūvę. Matote, tokie pintys. Beringo jūros pintys. Veneros kraitelė. Aš nemokau šitai tikrai, nu, gal jie ir tikrai, bet jie nepanašus tikrus. Čia tas Gorgonija. Keisti tie pavadinimai. Gerai, dabar galima apžiūrėti kriauklės. O čia vat vienas stendas, antras ir ten dar 5 satysi. Va, mes čia porą kriauklių buvom radę. Buvom radę ant to dandulis. Nu, jo. Sakiaus, trauka netikras, bet... Nu tikras. Va, žiūrėkit. Aš panašu į tikras. Nu, geras. Omaras. Tada Kamčiatinis krauvavežis. Žiūrėkit, kokie kraulai. Nu jo. Nu čia kitur, va. O čia tas paprastesnis krabas. Yra Brazilijai vorai paukštėdas. Tai valgo turbūt paukščius. Nuobodžių nuo vieno. Dar 3 milijonai drugelių.
tokiam daiktą galima pažiūrėti. O, čia kažkokia labai stinga. Labas draugas, ponas Kubras. Mano draugas stručiukai. Jau kalbėsiu. Tai dar stručiai. O čia mažiukai stručiai turbūt. Turim karališką pingviną, paprastesni pingvinai ir imperatoriškas pingvinas. Biškai šalčiau, tai čia turim pingvinus, kurie ten jau gyvena ledynuose. Nu, lemba gal visi ledynuose, nu, bet šita rūšis. Dabar galvoju, turim paukščių. Gal pabaikim prie didesnių gyvūnų. Opa, žiūrėkit. Zebrauskas. Būtent zebrauską turim. Tai jau dideli gyvūnai bus. Tai dabar jaučiu varom, pažiūrėsim nuo kiaušinių pradėti ir nuo paukščių. Varom prie didesnių paukščių. Tai jau kiaušinis. Tik misiją užstačiau, dabar reikia surasti genį. Nu ką, ir žinoma, juos radom. Kanų yra ir geniai. Gerai, einam apžiūrėsiu papūgas, kitus paukščius ir eisim toliau. Nu va čia tai strutis, o čia tai pacans, mano draugelis. Čia briedukas. Kažkoks tada čia turim briedą irgi. Gerai. Nu ten gal ta baltesnė briedė bus. Tada žiūrim. Banga čia. Banga čia. Gazelė. Mėlynoji antilopė. Čia skeletas mėlynosios antilopės. Dunkeris. Tarkim kažkas. Čia turim didįjį kudų. Šoklioji gazelė. Nežinau. Varom gal. Einam pirmą apeisim tokį datuką. Lapiukas. Lapiukams neša pavalgyti. Mėly kokie lapukai, čia lapukas, gaidį neša. Taip, tada turim lamas, lamukės, tam vamždis, kas? Vamždintis, vamždis grožas, lamiukas, durova, damanas kažkoks ir čia lūšis, paprasta, rudoji. Čia ne lūšis, bet ocelotas. Čia paprastoji lūšis. Vilpšys. Kočiuoras kažkas. Čia vaikelis leopardo. Puma.
jaguardinis, leopardas kažkoks. Oho. Ir jo. Ponas. Ponia. Poniukas. Melučiai. Palafotkė. Gerai, dabar turim bengalis tigras, snieginis leopardas, karakalas, tigriukas, tigriukai, munulas, bengalinė katė, servalas, hiena labas. Galapė, prisimena kažkas, parodoju, čia paprasta, ačiū. Tada turim didelę meškiną. Buvo nemažas. O žiūrėkit, čia man šypsais. Davai, fotkinam tai. Čiuk. Aha, šypsas, laiminga. Vilkiukai, dindas kažkoks. Čia turbūt vaikas dindo, miškinis šuo, paprastas šalakas, hieninis šuo, apie tokį negirdėjęs. Kur beta? O žiūrėk, švilpikiukai yra. Bet kas lėp? O, palaukit. Upinis bebras, va čia jau tema. Bebriukas, bebriukas. Susadega tik įdomu. O, storova, ponai bebrai. Mama stato. Gerai. Dar nežinau. Gerai. Kušiu? Va čia šimpanzinį bananinį. Viskas. Eina, pasimsim striukę ir varysim link kito muziejaus. Mes jau grįžom namo, tai neblogas tas McDonald's vaistas, nu aišku, šlamštas. Tai jo, tai dabar man būtų pats metas mums atsisveikint. Na ką, o dabar jei peržiūrėjai šitą video iki galo, paspausk like, jei kas nors sudomino, parašyk komentarą, būtinai paspausk subscribe ir mes tiksim tikriausiai kad už savaitės. Iki!